Taigi, laba diena visiems. Šiandien turime 100-ąjį užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Jungtines Amerikos valstijas pilietinio karo išvakarėse. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie šiaurinių valstijų raidą. Taigi XIX amžiui šiaurinės valstijos tapo Jungtinių Amerikos valstijų pramonės, prekybos ir finansų centru. Šiose valstijose sparčiai buvo tiesiami geležinkeliai, kasami kanalai, statomos gamyklos ir fabrikai. Daug dėmesio buvo skiriama vidaus transporto sistemos kūrimui. Gausūs geležies rūdos ir akmens anglies klodai sudarė geras sąlygas metalurgijos raidai. Pagrindinė pramonės šaka buvo medvilninių audinių gamyba. Tačiau plėtėsi vilnoninių drabužių pramonė bei mašinų gamyba. Prasidėjus pramonės perversmui, gamyboje imta naudoti garo mašinas. Atsiradus gariniams laivams, pagerėjo susisiekimas upėmis, išaugo jūrų prekyba. 85% Jungtinių Amerikos valstijų pramonės produkcijos buvo pagaminama šalies šiaurėje. Didelę reikšmę sparčiai šiaurinių valstijų raidai turėjo gyventojų gausėjimas. Dauguma atvykusių imigrantų apsistodavo šiaurinėje šalies dalyje, kurioje jie lengviau galėdavo įsidarbinti. Šiaurinių valstijų miestuose gyveno 2 kartus daugiau gyventojų negu pietinėse valstijose. Apie abolicionistų judėjimą. XIX amžiaus pradžioje Jungtinėse Amerikos valstijose įsiplėtė abolicionistų judėjimas, reikalaujantis šalyje panaikinti vergiją. Šio judėjimo šalininkai siekė išlaisvinti nuo vergijos juodaodžius ir suteikti jiems pilietinių teisių. Abolicionistai kūrė draugijas, leido laikraščius, brošiūras. Didelę įtaką visuomenės nuomoniai padarė 1852 metais pasirodęs Beecher Stone romanas Dėdės Tomo trobelė. Šioje knygoje autorė vaizdžiai atskleidė vergovinės sistemos žiaurumus. Viena veiksmingiausių kovos formų prieš vergiją buvo vergų bėgimas iš pietinių valstijų. Abolicionistų judėjimo šalininkai suteikdavo vergams prieglobstį šiaurinėse valstijose arba padėdavo pasiekti Kanadą. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo sukurta kabutėse požeminio geležinkelio sistema, kuria iki pilietinio karo pabaigos naudojosi vergai bėgliai. Požeminis geležinkelis kabutėse turėjo kabutėse stotis. Tai yra namus, kur slėpdavosi pabėgę vergai. Kabutėse traukinius, tai yra pabėgusių vergų grupes, kabutėse konduktorius, tai yra vergų vedlius. Nors abolicionistų judėjimas turėjo daug šalininkų, tačiau dauguma šiauriečių vengė prisijungti prie šio judėjimo. Šiauriečiai manė, kad vergijos problemą turėtų išspręsti pačios pietinės valstijos. Tačiau plantatoriams pradėjus plėsti savo įtaką šalies valdyme, šiauriečiai savo nuomonę dėl vergijos pakeitė. Klausimai ir užduotys. Pirma,
Trumpai papasakokite apie Šiaurinių valstijų raidą. Kuo skiriasi Šiaurinių valstijų raida nuo Pietinių valstijų? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie abolicionistų judėjimą. Kokiais būdais abolicionistai kovojo prieš vergijos panaikinimą šalyje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.